Tai mes esam Klaipėdos rajone, Roadshow renginyje. Už mūsų mes matome pats populiariausias šiai dienai modelis Pabaltyje CS66B. Vibrovolas yra 12 tonų, skirtas grunto sutankinimui, kuris reikalingas kelių tiesimui. Būtent šis modeliukas turi tam tikras patentuotas technologijas, kurias turi tik Caterpillaris ir joks kitas konkurentas to pasiūlyti negali. Praktiškai žiūrim sunkiai, vadinkim taip, tai čia buvo buldozerių, valai, ekskavatoriai. Ir užsiemam nuomos ir kai kurios statybos ir darbus. Prieinamiausia technika šią dieną. Pagrindas vis tiek technikas yra 90% kato. MDP, kas įsiverstų Machine Drive Power, skirna tuom, kad norint išmatuoti grunto sutankinimo lygį, jums nereikia jungti vibracijos, jums užtenka tiesiog važiuoti ir matuojant būgno pasipriešinimą gruntui. Ir jūs matysite iki 60 cm gylio grunto tankio lygį. Tiesiog taip susitaupo laikas ir nereikia vežiotis laboratorijos ir tikrinti grunto lygio kas 20 metrų. Antroji – ekscentrinė technologija, kai būgnas vibruoja tiesiog sukant aplink savo ašį ekscentrikams. Tokiu būdu Caterpillar siekia, kad kuo mažiau išlaidų servisui, nes šią sistemą tiesiog yra paprasčiau prižiūrėti. Tai čia turime Caterpillar C4.4 variklį, 117 kW. Jis yra pakankamai galingas šiai mašinai. Mašina turi 2 hidraulinius variklius. Vienas variklis varo priekinį būgną, kitas variklis varo galinius ratus. Taip pat šis volas turi mapping sistemą, tai yra trimlo sistema. Kabinoje yra displėjus. Ant kabinos viršaus yra sumontuota trimble antena. Su šia sistema galima matyti, kiek kartų, kokioje vietoje jūs jau esate pravažiavęs, nes dažnai žmonės susipainioja ir tokiu būdu galima taupyti tiek laiką, tiek degalus. Tuo pačiu toje sistemoje matosi jau minėtos technologijos MDP sutankinimo vienetai, tai galima pasižiūrėti tiesiog pabaigus jau visą darbą, kokiu lygiu esate sutankinęs gruntą. Valdymas apskritai labai paprastas, yra tik viena vairalasdė ir vairas. Ir vienas mygtukas pagrindinis, su kuriuo įjungiam tankinimą ir išjungiam tankinimą. Pati kabina yra labai erdvi, matosi abudu būgno kraštai ir draugiška klientui, kad kasdieninis darbas būtų malonesnis. Esam turėję visokių brandų gamintojų ir esam jau pasiskaičiavę tarkim, po 10 000 valandų, kokias sąnaudas gaunas ir kiek išlaidų reikia ir kiek negautų pajamų. Tai katas kol kas yra vis tiek, bet kokia tai pirmoje vietoje. Nors ir brangiau, bet jo, yra patvaresnė daiktai. Turint šias technologijas, galima prie mašinos sodinti žymiai mažiau patyrusių operatorių. Jis vis tiek bus 100% užtikrintas, ką jisai daro ir kaip jisai daro. Kato likutinė vertė būna 15% gal didesnė naudoto. Tarkim, padirbus 7-10 metų laikotarpiu, tas labai stipriai, sakant, nuomos bendrovėje apsimoka. Tos visos technologijos normalu, kad padaro darbą žymiai efektyvesniu, taupo laiką, kurą, įmonės sąnaudas.